Manęs klausia, koks mano nuomonė yra geras konsultantas. Galiu pasakyti tik tai pagal savo vertybės, kokia aš esu, o jums kiekvienam spręsti, kas jums patinka žmonėse. Man atrodo, kad geras konsultantas yra tas, kuris pats naudoja, vartoja tuos produktus, kuriuos rekomenduoja, kuriuos reklamuoja, kuriuos žmonėms pasiūlo, ar ne? Ir konsultantas yra geras tas, kuris neįsiūlys kitam žmogui to, ko jam nereikia, kuris neparduos to, ko žmogui nereikia, kuris žino, apie ką šneka, vadinasi, yra susipažinęs ne tik tai teoriškai, bet ir tą produktą išbandęs, pačiupinėjęs arba bent jau susirinkęs atsiliepimus iš kitų žmonių. Ir konsultantas yra tas geras, mano nuomonė, kuris turi vertybės. Vadinasi, jis yra sąžiningas savo kliento atžvilgiu, ar ne, rūpi, ko tam žmogui iš tikrųjų reikia, dėl ko jisai atėjo pas jūs, kokia to žmogaus problema, reikia ir girdėti, ir matyti. Ir tam, kad parekomenduoti reikalingiausią produktą tam žmogui, reikia apie produktus ir nusimanyti. Taigi, geras konsultantas yra ir su vertybėmis, ir pats naudojantis produktą, ir pats nuolatos turintis tą žingeidumo alkį, vadinasi, nuolatos jam viskas įdomu, žino, apie ką šneka, gilinasi, o jeigu tuo kartu klientas kažko užklausia, su kuo nėra susipažinęs, tai būtinai pasigilins ir duos žmogui atsakymą. Ir duos laiko žmogui apsispręsti, niekada nekiš, niekada nebruks, neįsiūlys per prievartą. Žinot, visokių tų konsultantų būna. Taigi, mano manymu, toks yra geras konsultantas, iš kurio aš pati pirkčiau.